Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis vėl aš, Alminas Sinevičius, ir jūs žiūrite Lock and Loaded patrulio bazę. Šiandien pas mus ypatingai įdomus svečias, tai yra Darius, lietuvis, kariavęs ir tarnavęs Ukrainos specpajėgų padaliniuose, GUR padaliniuose. Tai šiandien turėsime pokalbį su juo. Tai sveikas, Dariau. Sveiki, malonu. Taip, tavo veido mes neskleisime mūsų žiūrovams dėl suprantamų priežasčių. Tai gal tada pradėkim trumpai, kas tu esi toks. Papasakok trumpai apie savo kaip kovotojo, kaip kario kelią, kodėl patraukiai šiuo gyvenimo keliu. Viskas gan prasidėjo nuo jauno amžiaus, mane kariuomenė, karyba taip toliau labai traukė. Tai čia kaip tai natūralus kelias toks gavosi, jog stojau šaulius. Šauliuose buvau, kai dariau tą įrašą, kaip noriu toliau tarnauti, kaip mano tarnyba turėtų vystytis, ko aš tikiuosi. Rašiau, kad toliau noriu po šaulių į profesionalę eiti, kai jau pasidarysiu pilnametis ir taip toliau. Tad teko patarnauti geležiniuose vilkuose. Labai patiko ir tas tokia aistra karybai tik tai didėjo ir didėjo. Toliau teko po pasaulį pakeliauti. Afrikos, Azijos, taip toliau, nuo saugojimo šeimos, kokioje Kenijos, šiaurės Kenijoje iki, sakykime, ne medžioklės, bet antibrakonierių veiksmai, safariuose dirbti, taip toliau patruliuoti, daryti pasalas, taip toliau, ką ten dažniausiai darytų žvalgybiniai panašus darbas kaip žvalgybinių grupių, karinių grupių sukarintų, taip toliau, tad pereini atranką, taip toliau, tad tų projektų labai daug, bet apie daug aš nelabai mėgstu kalbėti. Gavosi taip, kad buvo Covidas, aš Anglijoje stojau į universitetą ir prasidėjo Ukrainoje karas. Man psichologiškai buvo per sunku į tai neįsivelti, ypač kai matant civilius, darant tuos molotovo kokteilius, moteris įmant ginklus, taip toliau. Mano draugė ir šiuo metu jau žmona siuntė man video, kaip prie jos kiemo iškraudinėja Kamazą ir Kalašnikovaus žinomos dalinasi žmonės gatvės ir man tiesiog neleido sąžinė su tokia patirtim, kurią aš turiu, neimti ir važiuoti. Tad aš trečioj karo savaitėj, 13 dieną iš ryto jau peržengiau sieną ir buvau Ukrainoje. Ten mus greitai pasitiko, labai kaip tik buvo po apšaudimo Javrivo, tai mus per 2 naktis Javrive palaikė ir 3 naktį važiavom užsislėpę autobusuose, nes dėl kolonos juk vyko Kijevo pilna apsuptis, ten planuojama taip toliau ir pienė tie mūšiai. Tad tyliai kaip dagiliai važiavom ir 17 dieną, kažkaip gaunasi po 4 dienų jau į savo pirmą kovinę užduotį. Taip ir gavosi. Tai gan greitai į kovinę užduotį buvo įmestas? Taip, aš susirašinėjau ne su vienu lietuviu, kurie jau ten buvo, bet nemažai jų buvo, ėjo tą tokį mėnesinį kursą, kas ir dabar šiuo metu yra privaloma, atvažiavę nauji kariai ar pereidinami į kitas struktūras, kartais jie privalo daryti tą bazinį kario paruošimą, bet pas mus buvo taip, kad dėl pavojaus pačioj baziai ir dėl poreikio karių ir mūsų komanda kaip tik susirinko ne tik kad su karinė, bet ir su kovinė patirtim, nes tuo metu kur aš patekau, kai prasidėjo interviu, visiems pasakė taip, karinės neužtenka, turite įrodyti, kad pas jūs buvo kovinė. Ačiū Afrikai, taip toliau, aš ten gavau truputį to kovinės patirties toli gražu ne tokios kaip Ukrainoje, tačiau to užteko, kad prasimušiau, nes visus kitus išsiuntė atgal, tai kas į Odesą, taip toliau, tai dėl to mus tikriausiai taip ir greitai ir išsiuntė ten. Tai tu prisijungi prie tarptautinio arba to internacionalinio legiono, dar taip vadinamo, pradžioj, teisingai? Taip, yra. Kiek aš žinau, 2 yra internacionaliniai legionai, vienas yra Pogūro struktūra žvalgybinė ir kitas yra toj pačioj ZSU vadinamoje struktūroje po 92 brigadą. Tai yra 2 skirtingi dalykai, aš buvau Pogūro 2 kartus per 3,5 metų teko ten patarnauti. Tai čia yra gan spec paskirties vienetas žvalgybos, agentūrinės žvalgybos ir paprastos žvalgybos, taip? Taip, jų darbas netgi, kaip ir pasakius, tokie tranšėjų laikymai, šturmai ir taip toliau diversiniai darbai kaip ir nelabai to užsiėmė tokiu mastu, tačiau karas prasidėjo ir labai daug struktūrų pradėjo veltis. Sakykime, Ukrainoje jau virš metų kaip policijos, vadinas, šaulių brigados taip toliau ir eina ir kariauja ir teko su jais bendradarbiauti tose pačiose
ruožuose, taip toliau, tad daug struktūrų, kurios neitų į kontaktą ir linijas ir taip toliau, gal daugiau šalyje jų darbas būtų dirbti, jie visi užsibaigė fronte. O kodėl būtent tas internacionalinis legionas? Kodėl GURO internacionalinis legionas? Kodėl ne kiti vienetai galbūt? Karo pradžioj tai nebuvo lengva, nebuvo daug pasirinkimo. Mus ten prie sienos prigazdino vienas britas, sako, ten labai blogai internacionaliniam, eikit kažkur kitur. Aš pradėjau su įžymiuoju Mamuka rašinėtis dar ant sienos būdamas. Ir aš, kai mus nuo sienos jau pasiminėjo, sakau, aš nežinau, ar pasirašysiu kontraktą, noriu pamatyti, kas kaip. Kaip tuo metu nebuvo. Su laiku metai praėjo ir pradėjo struktūros atidarinėti užsieniečiam, sakykime, vietas, taip toliau. Ir beveik šiuo metu nėra nei vienos struktūros, karinės arba sukarintos, kur užsieniečių nebegalėtų patekti. Tai su laiku atsidarė duris vis daugiau ir daugiau struktūrų ir padalinių, kur gali užsieniečiai patekti. Tad pradžioje nebuvo daugiau pasirinkimo. O kaip dabar, pavyzdžiui, yra atranka kažkokia? Pradžioje tai įsivaizduoju, nebuvo ten jokios atrankos iš principo, arba bent jau minimali kažkokia. Bet papasakok, tu buvai atrankoje ir dabar vyksta tokia didesnė gal atranka kažkokia į užsieniečių vienetus? Taip yra privaloma mėnesio atranka, kaip ir sakiau, bazinės kario parengimas, medicina, individualus ginklo valdymas, taktikos iki būrio, aš labai abejoju, dažniausiai iki skyriaus, grandis skyrius, nes tokiais skaičiais nėra tiek daug žmonių, kad būtų operacijos didesnės negu būrio tikriausiai sudėti. Irgi kiekvienas eskadronas savaip dirba, ten keičiasi kartai žmonių 3 kart daugiau, kitą kart mažiau, bet taip, visur reikia praeidinėti kažkokias tai atrankas, sakykime, su spec pajėgomis. Prieš misijas yra parengimas, dažniausiai koks mėnesis specialisto parengimas ir po misijos taipogi vėl vyksta tas evaluationas, fizinis, psichologinis, taktinis, taip toliau, tai tas labai buvo intensyvu, ko internacionaliniam tiek nebuvo. Internacionaliniam dažniausiai paruošimas prieš išvažiuojant į ilgąją misiją, kaip pusė metų dažniausiai, tai yra daugiau specialisto parengimas arba kažkam, kam reikia bazinis patikrinimas, ar jie tos turi bazinius įgūdžius ir suvokimą, kaip vyksta bazė. Bet tai tu, kai sakai misija, tai tu kalbi apie kažkokią užduotį ilgalaikę, kur tu išvyksti į kažkokią fronto liniją ir ten su vienetu veiki. Spec pajėgos ir internacionalinis veikia labai skirtingai, bet dažniausiai tai būna taip, nuo poros mėnesių priklausomai kaip eiga, nes, sakykime, Bachmute pas mus užsibaigė gal už 2 mėnesių, ten jau tą kelius pradėjo tos 2 perkirtinėti taip stipriai ir jog pradėjo uždarinėti įvažiavimą į Bachmutą labai stipriai. Mūsų paskutiniai 2 kolegos sudegė grįždami iš užduoties, tad jo, labai skirtingai. Skirtingo laikotarpio. O tai kodėl perėjai tu į SOPą iš internacionalinio legiono? Gaunasi, ten buvo, sakykime, iš GURO buvo labai daug niuansų, kai tave išsiunčia į poziciją ir tu visiškai nieko nežinai. Aš suprantu, pradžioj ir Pienė išsiuntė, mes ateinam į pozicijas, mūsų tik 2 buvo rusakalbiai ir sėdžiu aš su racija, mes kartu 24 valandas per parą keitėmės raciją, kad ir aš grinai rašiausi suvokti, kur yra šeiminės pozicijos, kokia yra grubiai padėtis, kur tik įvyko prasiveržimas, taip toliau, su nuliu informacijų. Ir tas toliau ėjo. Ir netgi iki šių metų pas mus dar buvo užduočių, kurios grinai aklai išmeta tave į pozicijas ir tu taip beveik nieko nežinai, kas ten darosi. Bet tai įsakymas vis tiek kažkoks kovinis turėtų būti? Sopukose buvo, bet internacionaliniam kartais buvo, kartais nepriklauso, kas gavo tą užduotį, kas buvo vyresnysis. Tad tikrai labai nuvylė, nes Lietuvos kariuomeniai prieš 20 metų pas mus buvo įsakymas, aš pats grandies vadu buvau, skyriaus vado pareigas taipogi teko atlikinėti, kaip ir priklausoma pagal struktūrą suprasti ir mokėti skyriaus vado. Ir aš suprantu, kaip iki pačio paskutinio daina, nes pas musgi pats detaliausias gaunasi įsakymas ateina, bet toli gražu buvo, kad žmonės ateina į teritoriją, užeina už priešo linijų ir mėnesio žvalgų darbas išeina į vėją, nes jie visiškai nežino, kas daros, nors žvalgai tie, kurie vykdė žvalgybą visą mėnesį, jie detaliai atmintinai žino kiekvieną posūkį, kiekvieną kampelį, kiekvieną miškelį, viskas sužymėta pas mus, netgi yra vardai, taip toliau, orientyrai labai gerai, 24 valandas per parą nepasimeti toj teritorijoje, kiek ją gerai žinai. O briefingas po to, ne visiems, tik tai vadam briefingas po to ateina, sako, tai mes turėjom tik porą prastų nuotraukų prieš eidami į priešo teritoriją ir taip, ir gan giliai, labai giliai. Ir taip, kaip taip gali būti, jeigu žmonės rizikavo savo gyvybėmis, važiavo į vietas, kur
labai prasta sauga, sakykime, ten pasalą padarė mūsų komandai. Gerai, kad mes tą dieną nevažiavom, dėja kitas žmogus važiavo, jį sušaudė, pafilmavo viską ir įdėjo į telegramą rusai. Tad rizikavom savo gyvybėmis ir galų gale nebuvo to rezultato, koks turėjo būti. Bet čia grinai dėl informacijos klaidos, kad vadovaujančiai grandiniai, toj V2, ne vadovavimo ir valdymo grandiniai, tiesiog neperdodama informacija žvalgybinė kartais, šiuo atveju, pavyzdžiui, ne? Yra toks jausmas, mes netgi juokdavom, mes nesuprasdom, kad jie tą informaciją kaip kažkokį auksą laiko. Kaip kažkokį auksą laiko savyje ir taip. Tai gal obsekas čia, tas operacinis saugumas? Saugumas, jeigu... Tai nuo savo karių? Sakykime, pavyzdys, kaip ir minėjau, Severdonecke, aš kaip tik buvau, kai vertėjos, vyko konfliktos, nes ten operacija buvo nelabai sėkminga, kaip tik tas galas jų Severdonecko dažniausiai užsieniečius meta ten, kur jau mėsmalė didžiausia, taip damuška. Šikna. Pati didžiausia iki šio laiko, sakykime, surandam konfliktą fronte, kuris vienas iš tokių blogiausių ir dažniausiai ten jau užsieniečių bus daugiausiai. Tai gaunasi, vadas davė šitą briefingą, taip toliau, aiškino kokią situaciją ir sako, pas mus vandens nebuvo, medicinos, mes badavomos ne savaitę, taip toliau, kaip taip gali būti, nebuvo transporto priemonė net atsitraukti iš pozicijos ir sako, taigi šalia jūsų buvo garažas pilnas medicinos, maisto, vandens, mašinos dvi, taip toliau, kaip jūs nežinojot. O prieš operaciją kažkas kažkur turėjo perduoti, neperdavė, tad tokios labai nejokingos ir labai graudžios situacijos susidaro. Gan dažnai. O dar grįžkim prie to, kad užsieniečius dažnai meta į karštuosius taškus fronto. Tai čia gal dėl to, kad jie gerai vertinami, ar jie, rezerviniai, kodėl va taip? Aš nežinau, ar apsimoka sakyti, ką mes galvojam, nes žuvęs užsienietis tai yra reklama, tai yra resursas, tai yra, įsivaizduokime, pagal amerikiečių struktūrą, sopukas kainuoja labai daug paruošti. Jis yra investicija. O pas tave atvažiuoja žmonės su 20, 25, 30 metų karinė patirtim, specialistai, ir tu nieko tau nekainuojantis gali mesti, jam kojas nutraukė, rankas nutraukė, jis žuvo, dažniausiai tai jau nusiplauna rankytes ir jie, kad nelabai nori kažką išmokėti. Aišku, kiekvienas padalinys, netgi kiekvienas eskadronas turi savo ten niuansų, kažkam žinau, kam metus mokėjo kovinę algą, metus, kol jis gulėjo ligoninėje, ten pasipus antros kojas buvo tik tai likę. Čia užsieniečių. Užsienietis, bet čia retenybė. Dažniausiai žmonės kariai važiuoja reabilituotis ir taip toliau į savo šalis. Plus karo pradžioje, įsivaizduokit, žūsta pirmas, antras britas, pirmas lietuvis, pirmas kanadietis ir eina ta didelė tokia reklama, žuvo, taip toliau. Aš subjektyviai taip manau, aš nežinau, ar tai tiesa, grynai subjektyvi nuomonė. Supratau, ačiū. O dar grįžkim prie užsieniečių, tai iš kokių valstybių yra, iš kur pradžioj karo, dabar iš kur važiuoja, kokie trendai tarp internacionalinių vienetų? Tai pradžioj buvo labai daug baltarusių, labai didelės brigados, Kalinovskio, mes su jomis pastoviai, mes gaunomės toj pačioj gūro struktūrai, tad mums tiesiogiai netgi ir Bučioje susitikom, turiu su Brestu nuotrauką įžymusis, kuris žuvo. Daug įžymių tokių baltarusių, gruzinai labai daug jų privažiavo, o toliau kolumbiečių po biškį, tikriausiai prieš Liepos mėnesį pradėjo jų nežmoniškai daugėti. Ir dabar kol kas kaip ir skamba, sakykime, internacionalinis legionas 92 brigadoj, kaip ir beveik yra pilnai sudarytas iš kolumbiečių, bent jau 2 mėnesiai, 3 mėnesiai atgal taip ir buvo, didžiausias skaičius. O iš Europos valstybių? Iš NATO valstybių? Amerikiečiai, kanadiečiai, anglakalbių pagrindė šalis. Nepasakyčiau, kad ten kažkokių daug vokiečių, lenkų visiškai vienetų sutikęs. Gal yra kažkas daugiau, bet aš nesu susidūręs. Lietuvių, kaip ir žinom, ten Saujelė. Yra Saujelė. Yeah. Gerai, o dabar tada koks skirtumas? Tu buvai skirtingose vienetuose, Gūro ir paskui Sopė. Kaip skiriasi kovinis rengimas? Tu truputį jau užsiminė apie tai, bet gal galim išplėsti čia truputį šitą temą. Skiriasi kaip diena ir naktis. Sopukuose pas mus buvo labai aktyvus individualaus ginklo valdymas, labai aktyvus, labai aktyviai komandos sudėty judėjimas, taip toliau, pasiruošimas labai intensyvus pastoviai, taip toliau, žymiai didesnis profesionalizmas, bet ten mūsų, aš nežinau, iš visos kuopos gal buvo 3 ar 4 užsieniečiai.
Tad skirtumas labai didelis. O su internacionaliniu yra niuansai. Vienais metais mūsų yra 3 kart daugiau, kitais metais 3 kart mažiau. Ir priklauso, kas veda tos užsiėmimus. Vienais metais veda rangeris amžinatelsi ir vyksta labai struktūriškas pagal rangerių struktūrą, briefingai taip toliau, pats treniravimo stilius, specialisto paruošimas visai kitas. Ateina kiti metai, mūsų 3 kart mažiau ir paruošimas visai kitoks. Kaip diena ir naktis skirtumas. Su resursais, su kaip mokina, kas mokina, taip toliau, tad atvažiavus į tokias vietas gali tikėtis bet ko praktiškai. O kokios priemonės naudotos? Technika, ginkluotė, kokia ten pagrindė trendina? Tai gaunasi dažniausiai, aš kaip pastebėjau, fokusinasi, kokia užduotis laukia. Sakykime, ten vienais metais buvo ruošimasis valtis, raiktasparniai, taip toliau, bet ten poros dienų užsiėmimai pagrindė eina artimas mūšis, pagrindė įkibiškė, tranšėjų valymas, toks, kad jaustumėsi confident. Pasitikintis sprogmenimis, taip toliau, kad nedrebėtų rankytės ir darytum tą darbą ir, žinai, nedarytum tokių labai negerų klaidų. Tad grinai bazė, ruoši bazę, jeigu drono operatoriai taip toliau dažniausiai fokusinasi ant savo darbo, jau jiems šaudimas, gaudimas praktiškai tik tai, kad praeiti kažkokius tai tiestus, standartus, padarei stovint, gulint, taip paprasti pratimai, sakykime, ir toliau jau užsiemi testavimu savo dronų, taip toliau. Čia irgi priklauso, kokia tavo specialybė ir taip toliau. O tu palėtei dronus, tai kaip atrodo tas dabartinė mūšio lauke drono panaudojimas? Principinis, nes mes ką girdim Lietuvoje, kad jau nieks, jokia operacija ant žemės, judėjimas nevykdomas be drono paramos, arba ten daugiau, mažiau tų dronų, įvairių ten yra, fixed wingai, rotary wingai, bet, iš principo, kad visą laiką vienetas juda su dronu. Parama. Taip. Aš bent jau pas mus, kas buvo geriausia internacionaliniam legione po gūrų, jog buvo dronų neskaičiuojama kiekis, aišku, nedirbai taip, kad juos mėtai kaip papuola, bet resursas buvo nežmoniškas ir jeigu, sakykime, tau reikia dirbti su kokiu žymiuoju Krakenu ar Tanu, po gūrų jau jie yra elitiniai, pas juos visiškai dronai nesiskaičiavo ir buvo taip, kad po 9 komandos vienu metu atsako už vieno, sakykime, už atsakingumo eriją, kaip čia pavadinus. Ir dronų komandos 9. 9 dronų komandos, 2 kaba, 2 ruošiasi, 2 dar ruošiasi, 2 ruošiasi, ypač kai vyksta mūšiai, sakykime, kad ir nedideli mūšiai, ten nuo namo iki namo vyksta judėjimas, vis tiek tas pastovus 24 valandos per parą vyksta stebėjimas mavikais, otėliai labai prastai kol kas rodo save, labai nepatikimi, bet mavikai dirba dieną, naktį, žiemą, vasarą, 24 valandos per parą. Tai infilai, exfilai, stebėjimas teritorijos, medivakai, nieks nevyksta, nes visi pagrindė naudojasi tuo, ką šitie žvalgybiniai dronai rodo. Tad artileristai sėdi su savo darbu laukia, FPV-šnikai savo darbo laukia, praktiškai visi kaba ant to, netgi ant linijų žmonės žino, kitą kartą anksčiau. Pas mus buvo žmonės, kurie iki pirmų linijų sugebėjo savo pasijungti Starlinką ir taip toliau, įgūdę. Ir mes su jais komunikavom, kas darosi, ką jūs matot, kas daro, ir vyksta judėjimas. Hebra sako, ten kažkoks dūmas eina, supratau. Vyksta 24 valandos per parą stebėjimas ir niekad nenustojantis filmavimas teritorijos. Praktiškai mūšio laukas šiais laikais yra, užsimaskuoti praktiškai nelabai įmanoma. Įmanoma. Ir plus ne visas mūšio laukas, ten, kur daugiau tokios yra, daugiau sensitive areas, kur vyksta judėjimas, kur nestovi linijos 8 mėnesiai kažkokie, ar ten metai stovi nejudėję, arba jeigu ruošiamės operacijai tikrinti, ar yra spragų, kur galima prasimušti, tada daugiau skraidimo vyksta. Bet taip, aš pasakyčiau, daugiausiai padalinių neturi tokio didelio resurso ant dronų. Čia mums pasisekė. Bet čia aš kalbu apie mavikus, žvalgybinius, FPV kaip ir daugumą turi jau daugiau negu gali panaudoti. O dabar tu vis tiek žvalgybos daug operacijų esi daręs su spec vienetais. Tai ta pati žvalgyba dabar, ar ji apskritai vyksta motorizuota žvalgyba tokia su ratiniam transporto priemonėm, pėsčiomis kažkur infiltracijos, ar dar vyksta, ar jeigu be drono, ar vyksta be drono, ar vyksta ir su dronais dabar tai vyksta? Dažniausiai vis tiek dronais, nes gali priešo teritoriją įskristi ir gali pastoviai, sakykime, turi taškus, kur bandai surasti savo vienetus.
ir be dronų retenybė. Netgi pačiom blogiausiam oro sąlygom, jeigu tenka skristi 30 metrų aukštyje, debesis, lietus taip toliau, krenta tie dronai, bet vis tiek reikia skristi. Tad nesu ne vienoje operacijoje dalyvavęs. Po 23-4 metų man jau maišos tie 3,5 metų. Seniau taip, eini kojytėm ir nėra nieko ir tik tai dažniausiai priešo orlanai, taip toliau tie tik tai zvimbia virš galvų. Tad su laiku keičiasi ir dronų vis daugiau ir daugiau. Tad. Bet žvalgybos vienetas jis vis tiek eina, kaip suprantu. Taip, be žvalgybos neprokur, nes ir dauguma tokių operacijų, kurios įsiskverbti, kažką susprogdinti, kažkokias pozicijas užimti, kažką padaryti, vis tiek tai daro daugiau žvalgybiniai, o ne visi mes užsibaigiam pėstininkais, kaip ten juokauja, bet tikrai daugiau žvalgybininko mąstymas, kaip įeiti mažiau pastebėtam, kaip užsimaskuoti, kaip atlikti užduotį, kaip suplanuoti atsitraukimą ir taip toliau. Ir dar kol kas su dronais to efekto galutinio vis tiek dar negali pasiekti, reikia tam vienetui eiti giliau, ne? Kaip tu sakai, aš taip girdžiu. Taip, bet vis mažiau ir mažiau. Sakykime, daugiau gal iš mano asmenės vėl patirties, nesakau, kad visą taip Ukraina daro, jog kaip ruošiamasi perimti pozicijas, geriau tyliai, jau tokie dideli kaip Charkivo šturmai taip toliau, kai eina didelėmis linijomis, pradeda tankai šaudyti, artilerija mušti taip toliau ir tada prasideda didelis puolimas, kaip ir tokių net nesu girdėjęs, pats tokiuose jų senai nesu dalyvavęs, dažniausiai eina tylios žvalgybos, sakykime, medžių linija, mes tyliai ją užpildom, atėjom viena komanda už 7 km, kita užėjo, kita ir po biškį tyliai pradedam pripildyti tą tree line, kuri yra kaip tik jau, kad apsupti priešą, sakykime, netgi tokios situacijos. Tad jo, be žvalgybos neprokur, nes toks karas, ypač Lietuvoje, su mūsų resursais, tai aš manau, fokusintis pagrindė tik tai ant žvalgybos ir mažų grupių darbo grandies sudėtyje ir taip toliau kažkaip tai. O tai gerai, dabar tu kažkiek dar vis tiek dirbi su dronų vienetuose. Taip, paskutinį 8 kokie mėnesiai aš buvau prie dronų prijungtas, pats pasiprašiau, norėjau pamatyti, kaip tas veikia, nes šaudyti ir gaudyti tai yra labai trumpa profesija, būtent šiais laikais, kai dažniausiai sėdi ir lauki, kol tave ten artilerija ir viskuo pavaišins. Trumpa gyvenimo prasme, ne? Išgyvenamumo. Jo, ir darbo sėdi ir kenti, kaip vadinasi. O tai kaip yra tie dronų vienetai? Tu buvai ne per seniausiai iš tikrųjų dronų vienete. Kaip atrenkami žmonės, kaip tie dronistai, gal jų trumpai rengimas, kaip atrodo tas vienetas drono? Labai sunku surasti žmonių, nes dauguma nori arba FPV dirbti, ypač kai FPV dar ir toliau gali rastis nuo priešo linijų. Tai dauguma visi FPV arba fixed wingai, taip toliau, tad nėra populiaru, kad žvalgybiniai problemai yra tame didelė, jog tu labai arti priešo linijų dirbi. Dažniausiai mes juokiamės, iš mūsų linijų minosvaidžiai dirba, tad, sakykime, labai pavojingas, labai daug reikalaujantis resurso ir labai daug rizikos, toks darbas tas nėra populiarus. Pagrindė žmonės moksliukai. Pas mane į komandą, kurią aš prisijungiau, visa komanda, visas skyrius buvo grinai moksliukai, kurie praėjo maksimum bazinį kario parengimą, 0 kovinės patirties ir jau jie ar už vairo sėstis, kai ypač pozicijas važiuoti ar ką, taip sako, nedariau, tu jau važiuok, ar jeigu kažkas biški aštriau jau lysk ir daryk darbą, taip toliau. Bet tuo pačiu metu jų efektyvumas, kaip jie suvokia, kaip tos dronus laikyti ore ir efektyviai išnaudoti, tai yra nerealu. Aš jau geriau turėsiu moksliuką, kuris mūsų vadas juokiasi, sako, aš kilometro negaliu paeiti, pas man nugarą skauda, taip toliau, aš viršsvoris, taip toliau, bet žmogus atlieka labai gerai savo darbą, mažai dronų praranda ir labai efektyviai dirba. Tad tokie žmonės, kuriem yra ta tokia aistra, toks kreatyvas link dronų, čia jau turi tokie. Dažnai, jeigu internacionaliniam legione, tai gerai, kad jie ir anglų mokėtų. Tai dauguma mūsų personalo, kurie patenka, tai anglė, rusa, ukrainietiškai kalbantys žmonės, nes internacionalinis legionas anglų kalba yra labai svarbu. Kaip tu pats vertintum efektyvumą tų dronų mūšių lauke dabartiniam? Kaip jis keitėsi? Kuo daugiau pradėjo tų dronų naudotis, kuo daugiau pradėjo žmonės prie jų prisirišinėti, nes, kaip jūs sakiau, 24 valandas per parą turi vaizdą, tad dronai tik tai populiarėja ir juos, kaip sakyti, girdėjau, čia kažkur Lietuvos kariuomeniai kažką įsireiškia, kad dronų nebebus.
Ir aš galvoju, kaip dabar taip, aš galiu rastis su matrasu savo pusėj už kilometrų ir gan priklausomai nuo aplinkybių žiemą, vasarą, medžiai taip toliau, vis tiek gan iš toli stebėti priešo veiksmus, ypač sunkiosios technikos, taip toliau, vasarą kyla smėlis, taip toliau, žiemą irgi savi niuansai, tad be jų nieko. Dronas yra viskas, šiuo metu yra viskas, nes tai yra akis, tai yra tą pačią minutę, tą pačią sekundę matai, kas darosi, judėjimas priešo, judėjimas medivako, kuris ką tik buvo pamuštas, įsivaizduokime, medivakas įvažiavo, sustojo kryžkeliai, orientyras, sakau, hebra, pataikysi medivaką. Taip ir buvo pirmas, antras svedinys, muša tą medivaką, neišveža sužeistų, taip toliau, bet viskas iškart matoma, iškart galima ruoštis, taip toliau, nereikia persiustinėti žinučių, kas darosi, taip toliau, visi viską mato. Labai patogu. Situational awareness, tas toksai sukūrimas tiesiog live streamas iš principo. Instant. Taip, live streaminė. Jo, yra speciali programa, per kurią vyksta live streamas, pasijungia visi kas priklauso prisijungti, kiekvien ten. Yra savos procedūros, bet tas labai gerai veikia. Tada sprendimai gali būti priimami labai greitai, nes tu taip, ir sakykime, skrendam, ten prašo minosvaininkai, sako, žiūrėkit, ar galit pažiūrėti ten kairiau, dešiniau, taškas 5.2, oranžinis, taip toliau, daugiau, taikinys, ar galit pakabėti, kiek pakabėsi, taip toliau, ten vyksta iškart sprendimai. Pradeda minosvaidis dirbti, FPV-šnikai žiūri tą patį streamą, sako, hebra, mes irgi norim. FPV skrenda 10 minučių, gerai laikom droną, taip toliau, tas visas iškart vyksta. O sinchronizacija vis tiek tarp tų efektų kažkaip vyksta ten. Jeigu tu ką dabar sakai, minosvaidininkai ten padengia, tada FPV atskrenda, toksai galima gali daug sutraukti efektų vienu metu ir pėstininką paremti tą patį, kuris yra ant žemės. Taip. Ir beje, pėstininkas, tai ką turėtų žinoti pėstininkų vieneto vadas, nežinau, būrio, kuopos vadas galbūt šiuolaikiniam mūšyje, dėl dronų paramos. Ar jis turėtų klausyti dronistų, įsiklausyti, planavimo metu įtraukti juos, kokių rekomendacijų gal tu turėtum, ką matėjai Ukrainoje. Kaip integruojasi dabar dronai į tas pėstininkų taktiką, kurią tu Geležinio Vilko brigadoje, pavyzdžiui. Taip. Lygiai tas pats, kaip tu būtum skyriaus sudėty, šaulių grupiai, taip toliau, būrio sudėty. Lygiai tas pats, lygiai taip pat turėtų būti briefingai, procedūros aptartos, taip toliau, komunikacijos, tai pas mus vadinamas tokas ir per toką dažniausiai visi yra pajungti į vieną. Tad visi vienetai idealioj situacijoje, sakykime, taip toliau, ko nebūna, visi jau yra aplink toko sprendimai, kas kur juda, kas kur ką žino, nežino ir taip toliau. Papasako kokią nors tau, apie operaciją, kuri tau tokia skaudžiausia, gerai, gal labiausiai įsimintina buvo, arba, kelias gal kažkokius momentus, tas patirtis kad turbūt mūsų žiūrovas geriau suvoktų apskritai, kas yra tas mūšis, kaip yra tam kare. Tam apkase, ten kažkur priešo gal užnugarėje arba netoli nulio to vadinamo. Čia labai daug istorijų. Aš gal tokią pozityvesnę parinksiu šį kartą. Gaunasi, aš labai nustebau, kad mūsų jungia 3 skirtingus padalinius. Yra tie, kurie atsako už tą teritoriją, prisijungia žvalgybininkai, kurie norėjo atlikti įsiskverbimo operaciją, sunaikinti taikinį ir grįžti atgal. Čia kaip reidą tokį galima sakyti. Jo. Ir gaunasi, jog labai gražiai susiperavom, kas retenybė būna. Visi susikomunikavom, buvo 3 dronų komandos, 2 mūsų ir 1 žvalgybininkų, tad 1 komanda sekė tą grupę, o kitos 2 mes buvom grinai paruošime minosvaidžiam, sunkiem šitiem kulkosvaidžiam ir tankui. Tad gaunasi, mes atvažiavom žymiai anksčiau, dieną aš prisišaudžiau minosvaidžius, kad yra kiekvienas minosvaidis žino, kur nakties metu, nes nakties metu koreguoti minosvaidį yra gan sudėtinga, tą dieną apšaudėm ten, kur reikia, minosvaidžiai paruošti, visi nutilom ir sėdėjom, kol atėjo naktis. Ir gaunasi taip gražiai, pirmas dronas labai greitai krito mūsų, kita komanda iškart perėmė darbą labai efektyviai ir tas visa operacija taip gerai įvyko, kad jie perplaukė per upę, užminavo, ką reikėjo užminuoti, išplaukė ir ant tiek gerai buvo, sako, tai negi paliksim dabar viską taip. Ir lūpėm visko, ką turim, kad jiem liūdna nebūtų. Tad
Patiko, kad vienas iš pirmųjų kartų buvo labai gerai suorganizuota operacija, ne šūvio nepaleista, būtent dėl to, kad kažkas padarė iš mūsų pusės klaidą. Įvyko klaidos, jos buvo iškart ištaisomos ir taip toliau. Ir ta operacija tokia, nes daugiausiai operacijų eini, tave, jeigu, sakime, pastebi, prasideda ten žūtis, sužeistieji, taip toliau ir sako, nu ką, hebra, ten tik 7 kilometrai galit grįžti tas pačias pozicijas, bet tai jos ne pirminės, jos priešo teritorijai, kodėl mes ten, nu, labai daug tokių nelabai malonių operacijų buvo ir va tavo būtent tokie šaunuoliai susiveikė. Bet turbūt vis tiek, kokios klaidos pagrindinės, kurias daro, na, iš ko galim pasimokyti labiausiai, ko nekartoti. Ten, vat, na, aš girdėjau ir tas vadinamas blue on blue, kad tų yra, na, tų savų kartais draugiška ugnista, friendly fire būna kartais pasitaiko. Ko dar galima, ko reikėtų nekartoti galbūt, ko pats nekartotum kaip operacijų? Pas mus jau Lietuvos kariuomeniai 20 metų atgal gan buvo tokia kaip ir struktūra sudaryta, visi žino, ką turėtų daryti taip toliau. To va būtent ir trūksta pas ukrainiečius. Ne visur. Yra brigados, kurios sekė kanadiečių spec pajėgų darbą taip toliau, integravo visą struktūrą, yra labai profesionalių, bet va tas trūkumas komunikacijų, procedūrų į priekį, nu, planavimas taip toliau, kažkoks košmaras, kas labai stipriai pakeistų tą visą reikalą, suvokimą ir efektyvumą vieneto, nes kaip ir minėjau, ten prie mūsų pozicijos ateina ir rusiškai kalba, mum hebra, įleiskit, grinas rusų akcentas, ne ukrainiečio. Nesuržakas. Jo, nu, ir gaunasi kaip ir nieko neturėjom tikėtis, mūsų pozicijos kaip ir slapuko, ir taip, okei, ir jau ruošiamės mūšiui, ką ten gali žinot, kaip jiegi mėgsta irgi ten išvilioti. Ir galų gale gaunas, kad prie mūsų šalia ieškojo pozicijų rusų tas įžymusis padalinys. Kariaujantis už Ukrainą, šitas rusų korpusas. Taip. Ir mes nežinojom, jie nežinojo apie mus ir taip toliau, ir taip mes galėjom netgi užminuoti tas pozicijas taip toliau, tad galėjo labai nemaloniai tas visas įvykti ir tas pastoja vyksta. Prie mūsų pravažiavo mašina, susprogo ant minų, mes atsidarom Krapiva sekančią dieną, o ten minos net nebuvo sužymėtos. Gal po 2 dienų jie jau sužymė tas minas, ant kurių ką tik sudegė hebra su visa mašina pozicijos. Tai kaip taip, žymėkit tas minas, jeigu minuoja taip toliau. Labai daug to tokio trūkumo, kad visus žinotų, kas kur darosi. Tikriausiai jie gal bijo, kad per daug informacijos gali nutekėti, bet tuo pačiu metu tiek daug buvo įvykių, kad blue on blue, kaip vadinama. Vien tik dėl to, kad informacija iki vienų ar kitų nedaėjo, ar kažkas pozicijose liko ir nežino, kad kitos pozicijos atsitraukė. Taip žmonės pateko į apsuptį ir taip toliau. Nu, tiesiog karas nėra idealus, bet yra žmonės, kurie 3,5 metų išgyveno gan nemažai ir kaip ir įmanoma tai padaryti efektyviau, negu kaip dauguma daro. O Dariau, kaip su vadais yra? Nes karininkų pozicijas vadovaujančias užima pagrindė ukrainiečiai, turbūt tik ukrainiečiai, ne? Tik ukrainiečiai. Bet vis tiek, komandoje vadovauja, ten skyriui vadovauja ir užsieniečiai. Kaip yra su vadais? Tiek su ukrainiečiais, tiek ir su gal užsieniečiais, jeigu buvo patirčių kažkokių. Tai Sopukose buvo ten, kaip ir sakiau, tik tai ukrainiečiai, kaip ir sakiau, ten mūsų 5 ar kiek buvo užsieniečių. Sopukose jau netgi skyriui vadovauja karininkas, o ten jau su karininkais jau aukščiau, tik tai jau kuopos lygyje ukrainiečiai. Tik ukrainiečiai, kaip gaunasi neoficialiai, ne pagal popierius, jeigu yra kažkas pakankamai kompetentingas, dažniausiai tai būna britas arba amerikietis, va tie dažniausiai stengiasi padėti, vesti tas misijas, koreguoti taip toliau, bet tokių žmonių labai yra mažai likę, labai ir patys ukrainiečiai tokie įdomus vadai, bent su tais, su kuriais aš esu susidūręs, aš negaliu kalbėti už toli gražu už visą Ukrainą. Jie patys, mano vadas, sakydavo maladoj į ambicioznai. Jaunas ir ambicingas. Va būtent. Ir sako, jis, kai mane pasiėmė pirmą užduotį, važiavom, sako, Dariau, tu va tranšėjos, taip toliau, tu tikras karys, o va jie tai niekam tikė, taip toliau. O hebra dirba iš dūšios. Ir jis, aš suprantu, ko jis nori, tikriausiai mane patraukti į savo pusę, ten taip toliau, ir aš juos motivaciškai paruošinėju, taip toliau, ten jis toks, žinai, toks
micromanagement, bet per daug netgi. Ir toks jaučiasi aukščiau negu visi kiti. Nes aš turiu kolegą, kuris Izraelė tarnauja, su kuriuo mes tarnavom Ukrainoje ir mes palyginom. Ir pas juos visai kitas mentalitetas. Karininkai, aš nekalbu apie majorus taip toliau, bet karininkai eina kartu į misijas, karininkai miega kartu, valgo kartu taip toliau. Tad ir yra tas kompetentingumas labai didelis ir kariai tiki jais. Pati struktūra tokia sudaryta, kad jie, kaip jis sakė, jie nėra patys protingiausi, jie nėra patys drąsiausi, nėra patys profesionaliausi, bet pati ta sistema ant tiek yra gerai padaryta, ant tiek viskas veikia efektyviai, komunikacijos taip toliau, procesai pačių veiksmų, jog efektyvumas grinai dėl mentaliteto pas juos žymiai didesnis, negu kaip jis pats 2 kartus matė Ukrainoje. Tad dėja su karininkais, su tais, kuriais man teko susidurti, gan ne kažką. Mes čia kalbam apie taktinį lygmenį, aišku. Mentalitetą aplamai. Suvokimą, kaip su žmonėm reikia kalbėtis, taip toliau, motyvuoti, kaip misiją spręsti, kaip sakėm, tie briefingai, taip toliau. Labai daug spragų, ko labai stebina. Tas slaviškas kartais yra tas vadinamas, kaip ne entuziazmas, bet tas toks nutrūktgalviškumas kartais. Teko tau susidurti su to tokiu, kad kartais galbūt, reikėtų geriau įvertinti, negu rizikuoti. Laisvai. Pas mus praeitais metais buvo labai didelė komanda, mūsų eskadronė labai didelė komanda, labai kompetitingi vadai, amerikiečiai, kanadiečiai, britai, labai kompetitingos komandos, labai gerai suorganizuotos, sakykime, vyko įsiskverbimas į priešo teritoriją, per įsiskverbimą į teritoriją vyko kontaktas, buvo žuvusių, aptikomos. Vadas ukrainietis sako, juda toliau ir viskas. Skverbitės toliau į priešo teritoriją. Bet jau viskas, jūs jau sudegė. Ir ko pasekoje, žuvo mano draugai labai artimi, žuvo tas vadas, kuris visą eskadroną treinino taip toliau, mes kartu su juo tranšėjas valėm taip toliau nuo karo pradžios. Ne, čia jis yra šitas rangeris buvęs amerikiečių. Bebūnant užduotį mes jau pamatėm jų kūnus išrengtus, taip toliau, kol užduotį buvom, jau rusai išrengė juos taip toliau, kaip visą daro. Išrengė ekipiruotę, kad parodyti tatuiruotės tinkluose jūs jau pamatėte. Taip, mes jau be pozicijo būdami jau matėm, kad kas buvo nukauti. Mes sužinom iš telegramos daugiau rusų, negu patys būdami pozicijoje, kas buvo nukautas. Nes nuo mūsų tą informaciją slėpė, kol mes 3 paras praktiškai non-stopų be miego skraidėm per apšaudimus atskrenda, tai su dronu laukia, kol sviedinys atskris, sprogimas, aišku, ten pasislėpus Rusijai sunkiau suprasti, kaip toli tas sviedinys atskrenda, bet kitos komandos visos aplink mūsų užtylo, minosvaidininkai, drončikai, mes vieninteliai skraidėm ir taip tarp tų priskridimų jau apsiskaičiuoja, išliki tą droną, pakeitė į bateriją ir vėl gaudai tą momentą. Priliotų. Jo. Ir gaunasi kad privertė juos eiti, ko pasekoje praktiškai beveik kokių 70% karių grįžę po paros vos išnešė savo kailius, nutraukė kontraktus ir perėjo į kitas brigadas ir taip toliau, nes praktiškai išyro eskadronas. Po vienos užduoties dėl karininko, kuris tikrai turėjo jiems sakyti ačiū viso gero, plus jie nežinojo gerai vietovės, kam, kaip ir sakiau, žmonės rizikavo mėnesį važinėdami į grey zoną, kad tą informaciją surinkti labai detaliai. Tau teko būti ir toj pačioj tam nulį arba toj kontaktinėje linijoje, ne? Kaip atrodo tas battle ritmas, rutina, gal tam arti kontakto linijos, ne? Kažkokiose pozicijose, kai tu esi užėmęs. Ten faktas, kad yra rotacijos, ten skirtingi vienetai, skirtingos brigados skirtingai rotuoja savo vienetus kontaktinėje linijoje, nulyje tam, bet kokia patirtis, ką tu iš to nulio gali dar rekomendacijų kokių duoti, kas įsiminė tau labiausiai, išmokai kažkokią patirtį. Labai daug. Priklauso nuo tų pozicijų, netgi kartais pozicijos, kaip ir sakau, metus eina žmonės ir tiesiog nešūvio nepaleidžia ir pasikeičia iš rusų pusės kažkokie planai ir prasideda visai kiti veiksmai. Tad dėl patarimų, tai bazinės... Treniruotė, logistika ten, žinai, gal. Tai kažkur tai žmonės eina mėnesį, sėdi pozicijose ir jiem ten meta tuos suplajus. Kažkur tu gali normaliai įsinešti, pas mus buvo 72 metrai iki priešo, gan aktyvios linijos, bet mums aplinka leido laisvai eiti iki pozicijų.
O dvi speškės, viena iš kairės, viena iš dešinės pusės. Stebėjimo. Kovos jau ten, kovos taškai ir gaunasi mes ten gal kilometro spindulių, gaunasi tik 3 taškai ir mūsų tiesiog vietovė neleido. Jie su RPG šaudė, ko tik papuola, bet viskas praskrysdavo virš stogo ten. Jiem labai buvo sudėtinga mus pasiekti, tai mūsų darbas, tuo metu 72 metrai, pas mane yra video, kur taip garsiai šaudimas vyksta, kad vos balsą girdi. Ir labai arti, bet labai mažai darbo, kol jie nepradeda lysti. Nes pas mus tas toks vietovė, per kur yra pakankamai priedangos judėti, tad jie gal bando praeiti ne porą kartų, kol aš ten buvau bandę taip toliau, tas toks įdomus. O kartais eini kažkur toliau ir labai daug gauni to kontakto. Ką aš manau svarbiausia, tai yra individualus ginklo valdymas, suvokimas. Paprasti tokie dalykai kaip higiena labai didelį skirtumą daro. Savęs priežiūra. Pavalgyk, žinau nervai, žinau ką, miegoti gal sunku taip toliau, bet svarbu poilsis taip toliau, kiek įmanoma, aišku, būdavo paromis nemiegi, bet vis tiek kažkas sugeba labai gerai miegoti, kažkas ne, tad savęs priežiūra, suvokimas, kaip tas karas vyksta, aš manau, ką aš labiausiai išmokau, tai suvokimas, kaip viskas aplinkui vyksta. Kaip tas sviedinys prie tavęs gali prilėkti, kaip FPV-škė dirba, kaip dirba žvalgyba, taip toliau. Ir suvokimas, kaip tas viskas vyksta, labai stipriai padeda. Nes tada tu labiau supranti, einu į pozicijas, žinau, kokiu laiku geriau eiti, pasižiūri į orą, geras laikas infilui. Pasižiūri orą, labai blogas laikas infilui, taip toliau. Kaip pozicija, taip naujiena. Prie kiekvienos vietos visai kitaip dirbi. Kažkur lengvai privažiuoji su mašina iki pat pozicijos, o kažkur reikia gerai pasivaikščioti. Čia labai plati tema. Bet ką aš dar išgirdau, kad vietovė labai irgi, geras vietovės parinkimas ir pozicijų įrengimas, toks vertinimas vietovės irgi labai gali tau duoti privalumą prieš priešą. Tą labai dėja priešas gerai daro. Jie dažniausiai labai stipriai kovoja, kol gauna savo aukštumas, taip toliau, miestus, taip toliau. Jie ima tos strateginius taškus, kelius, taip toliau. Jie dažniausiai jau ten mušas iki paskutinio, kad tik dasigauti iki optimaliai patogių vietovių, pozicijų, taip toliau. Ir, aišku, 2 tipai tranšėjinis tipas, kur jau viskas atidara, slapstyta, taip toliau, bet ten jau skraidai ir žinai, kas kur darosi. Bet mano darbas daugiau buvo speškėse, kurios yra daugiau slapukai tokie ir slapukų užduotis gali būti tiesiog, kaip ir sakiau, surprizinis ugnies taškas ar taškas, iš kur žvalgyba papildo tą teritoriją ir kur po to jau, kai veiksmai prasideda, žinai, paruošimas veiksmams, taip toliau. Čia irgi ta tokia tema ilga. O kiek inžinerinis paruošimas pozicijų arba, padeda, sustiprina tavo galimybės mūšyje? Inžinerinis, medicininis galbūt paruošimas, tiek individualus, tiek komandos. Medicina takmedas yra tiesiog šventas reikalas, nes kaip matom, sužeidimų yra labai daug, ypač su FPV dabar visiškai tikslioji amunicija, sužeidimų be galo daug. Tad takmedas yra šventas dalykas, bent jau bazė, kad kaip pasakyti, confident. Pasitikėtų. Pasitikėtum komandą savimi, taip toliau suvokimas būtų, kad pas mus skyriuje ar grandyje būtų kažkas, kas labiau nusimano mediciną, galbūt giliau, taip toliau suvokimas, per kiek laiko ir kas tave galbūt galėtų ištraukti sužeistą, taip toliau. O inžinieriniai tai čia yra pagrindas, nes kuo giliau kasi, žemė aplamai toks yra įdomus dalykas. Ne vieną kartą teko pozicijas, sakykime, minosvaidžius koreguoti, taip toliau, ir ten jau dideliais kalibrais, 82 ir 120 ir taip toliau lupa, į namą išrink gali, o į tą tranšėją pataikyti problemą. Ir būda vos ne visą dieną šaudo, ir negali, nes amunicijos tipai skirtingi, tos pačios amunicijos, bet vienos dūminės, vienos ten priešpėstinės, kitos plus skirtingi gamintojai amunicijos, taip toliau. Ir tas vyksta 3 minas iššovė, dar 4 kitokios, tas prišaudimas, taip toliau, paklaidos, ir taip yra sunku, ypač pataikyti tikslingai į poziciją ir kad sunaikinti priešą. Jeigu dar gerai įrengta pozicija, pavyzdžiui. Būtent, įrengimas pozicijų priklausomai, ar tu slapukas, ar tu grinai tranšėjose randiesi linijoje, yra be galo svarbu, čia yra pagrindai. Iki po antro pasaulinio galvojo, kad tranšėjos niekas, bet didelio maštabinio karo metu tranšėjos yra labai svarbu, suvokti, kaip jos yra matomas iš viršaus. Ypač pas mus buvo nemažai įvykių, kai
ypač Kupensko kryptimi miškas ir rusai pradėjo šturmuoti stipriai non-stopų pozicijas ir mus kaip tik buvo didelė tranšėjos ir jos tiesios su mažomis šaudimo angomis. Ir gaunasi vos tik pataiko ten miną, grinai ir visi šrapnėlės, skeveldros ir viskas taip gražiai prašluoja per tranšėją gan didelių atstumų ir ten klojo tą, sakykime, priešo jėgą. Tad suvokimas tranšėjų yra be galo svarbus. Komandai medikas būdavo visą laiką vienas? Ne, priklauso nuo užduoties. Kovinės grupės, kurios randasi grinai pirminėse pozicijose, spaiškėse taip toliau, skyrius dažniausiai turėjo turėti kažką labiau kompetitingą, bet ne visą tas leidžia, nes medikai yra retenybė ir dažniausiai netgi su tokiais skylais žmonės užsibaigia stab pointe arba medivakuose. Tiesiog neužtenka žmonių su tokio lygio. Tad CLS-as, Combat Lifesaver iš CCCT, tai yra minimumas CLS-as, turėtų būti minimum. Ir aukščiau geriau, bet CLS-as visiems yra privalomas, ne visi tam pritarė, aš geriau žinau, aš buvau tranšėjose. Bet reikia turnikėtą užsidėti ir jie nesupranta, kad turnikėtus dabar jau pradedam dėti ne tik virš sąnario, bet ir žemiau, konvertacija turnikėto, taip toliau, tokie paprasti niuansai, bet labai kartais sunku žmonėms suvokti, ant kiek tai yra svarbu. Ypač žiūrint statistiką turnikėtų, ant kiek yra galūnių prarasta, per daug kūno dalių, per didelės, nes konvertacijų nesupranta, kaip daryti. Tad... Kas yra konvertacija? Kai perdedam, jeigu supaprastinai pasakius, kai, sakykime, bus du turnikėtai, vieną atleidinėji, kitas jau yra užspaustas žymiai žemiau, kai stengiasi, nes pirmas dalykas, turnikėtas kuo aukščiau dedasi, koviniam sąlygom vyksta mūšis taip toliau, turnikėtas kuo aukščiau, užsispaudė viskas, bet vos tik yra galimybė apžiūrėti, kas vyksta taip toliau, tai dažniausiai stengimas yra jau antrą turnikėtą žymiai žemiau, kuo įmanoma žemiau statyti priklausomai nuo sužeidimo. Sakykime, jeigu sužeidimas žemiau kelio, tai bandai išsaugoti tą kelią, nes šitas koja su kelio ir be kelio labai du skirtingi gyvenimai. Ir ten į procedūras gal nesivelsim, aš manau, tam yra medikai. Bus komentarų, kad sakys, majoras nežino, kas yra konvertavimas. Bet aš norėjau, kad tu paaiškintum viską detaliai. Labai ačiū. Žinios medicininės mūšio laukia, tai esminį dalyką turbūt sudaro, nes tai gelbė gyvybės. O kaip su evakuacija pačia sužeistojo? Transportu dažnai, kezevakas, tas, kažkokiu, ką turi su tuo veži. Ir kaip golden hour, ta auksinė valanda, kurį mes visi iš teorijų mokomės, tai realybė, kad, tas, jeigu tu per valandą nepristatai aukštesniem medikam, labiau kvalifikuotiem medikam, kad žmogus dažnai gali nukraujuoti ir ten, nes vis tiek mūšio metu tu turnikėtą uždėdi, kaip uždėdi, nebūtinai ten jis yra gerai uždėtas, ar ten, žinai. Pati CCC tai yra pati programa ir joje randasi 4 leveliai ir pirmas levelis pats žemiausias, CLS yra antras levelis, tai tą visi turėtų žinoti ir kur kaip tik, jeigu nesuklysiu, iki 4 valandų konvertacijos taip toliau galimas to, kas turi jau CLS, turėtų suvokti kaip tas keitimas, nes auksinė valanda labai stipriai pasikeitė Ukrainoje, nes ten negali evakuoti, aišku, kiti daliniai turi didesnius resursus, priklauso nuo aplinkybių taip toliau. Kažkur, sakykime, kaip Bachmute miestas, medicininės mašinos, nemedicininės, medivakai radosi pačiam mieste. Čia dabar jau nebe mūsų tas Bachmutas, tai ką ten labai slėpsi. Ir grinai ten buvo tiltas, po tiltų slėpėsi visi medivakai labai arti. Tad ten tikimybė, kad tave išveš žymiai didesnė. Bet sakykime, kai važiuoji ten, kur daugiau vadinamos medžių linijos, labai mažai, keliai labai atviri, įvažiavimas į teritorijas tik tai 1 ar 2 keliais, tai ten jau davažiuoti, kiek esu matęs, dažniausiai nieks beveik nedavažiuoja. Patys medivako stafas dažniausiai mokina, kad viskas juda nuo priekio atgal, ne mes važiuojam jūsų pasiimti, o jūs turite iki mūsų davažiuoti, kad nerizikuoti. Aišku, jie vis tiek kartais važiuoja, stengiasi gelbėti. Tai prie ko vedu, ta auksinė valanda pasikeitė. Amerikiečiams, atsiprašau, buvo situacija lengviau tą gal sraigtasparnį nulendinti taip toliau, dažniausiai ne visat ir lengviau dasigauti iki sužeistojo taip atvirai. Saugiau gal taip. Žymiai saugiau. Tad mano pabrolys vestuvėse, kuris buvo, jis pragulėjo virš 8 valandų su turnikėtu. Su nuplėšta viena pilnai koja, kita sunkiai sužeista, pora pirštų nuplėšta, daug šrapnėlio sužeidimų taip toliau. Tad
prašom, žmogus gyvas, reabilituojasi, taip toliau, bizniai, taip toliau, žmogus gyvena toliau. Tad žmogus su nuplėšta pilnai koja, 1,5 kojos, kaip aš sakau, virš 8 valandų prabuvo tranšėjose, tad kokios ten auksinės tos valandos. Irgi ten, tad Ukrainoje suprato, kad žymiai ilgiau galima išlaikyti, tad CLS, tas antras lygis, trečias ir ketvirtas jau ten visiškai eina, kad jie, man atrodo, 6 valandos konvertacijas iki 6 valandų. Aš bijau sumeluoti, 6-8 valandos, kada jie vis dar gali konvertacijas daryti, turnikėtų ir taip toliau. Tad pažangumas išlaikymo gyvybės ir tų pačių galūnių ir taip toliau advansas tiesiog nerealus. Tad netgi doktrinos, kai būna pas mus pakliūna amerikiečių doktrinos, jau jos mes visai kitaip apsukinėjom, bet čia mediko darbas. Aš nesu medikas, nesu paramedikas grupės, tad ten mano žinios yra minimalios, kad išgelbėti gyvybę. O kaip apskritai, bendrai, jeigu žiūrint tos pamokos įsisavinamos, Ukrainos ZSU sudėtyje, vis tiek yra kažkoks tas lessons learned procesas, nuo taktinio, dabar kalbėkime, taktinį lygmenį, tai, vis tiek yragi kažkokios after action review, tie aptarimai, kažkur raportai, eina, plaukia, nes karas vis tiek mokosi, nes ir rusai irgi mokosi iš savo klaidų dažniausiai, normalu, kad kaip tas procesas vyksta Ukrainoje ir galbūt kaip priešas mokosi. Priešas labai greitai mokosi, ypač jeigu atvažiuoja į eriją, kur jie ilgai jau būna, nes jie irgi turi savo rotacijas taip toliau, tad, kaip sakiau, tos pačios pozicijos gali labai stipriai pasikeisti. Buvo taip, kad mes į vieną teritoriją košmarinom jų logistikos kelią ir su laiku pasidarė neįmanoma skristi FPV-škėmis, vis daugiau ir daugiau taškų pasidarė mirtinom zonom, kur FPV-škiai traukė ir prarandė. Čia kol dar nebuvo šitų kabelių taip toliau, ir pakeitė jie savo maršrutus, jie pradėjo tik tai naktį važinėti. O pas mus dar tuo metu naktiniai dronai, naktinės FPV, tai buvo čia kosmosas kažkoks pasvajoti, tai jie labai greitai adaptavosi. Per mėnesį 2 darbo tą teritoriją, nes sopukai, tu rakinėjai, tu gauni savo didelę teritoriją, sakykim, tu važinėjai po brigadas, vadus, pozicijas ir ieškai, kur surasti darbo, priklausomai, ką tu darai tuo metu, kokia yra tavo specialybė. Ir ieškai, kur daugiau darbo galėtum padaryti ir taip toliau. Tad, kokio tipo darbo? Jeigu tu esi, sakykime, sopukuose teko dirbti, kad mes buvo FPV su Maviku komanda kartu sulieta ir pas mus buvo nuo 1 iki 2 minosvaidžių. Pas mus yra Starlinkas ir visos komunikacijos, o iki jų pas mus toks voras vadinamas su racija, o jie radosi tokių atstumų, jog mes galėtume per raciją jiem duoti koordinatės, taip toliau, slaptažodžiai, taip toliau ir efektyviai išvažiuom ir lūpam kiek galim minosvaidžiais, FPV-škiam, ir taip toliau. Pasibaigė darbas, važiuojam kažkur kitur ieškom, kažkur kitum ieška, šturmai prasidėjo ten, privažiavom, padėjom, pakoregavom. Buvo tokių, kad tranšėjose grinai, kur sunkus mūšiai vyksta, grinai eini papildyti gyvąją jėgą, pakelti motivaciją. Pėstininkai. Jo, grinai visi užsibaigė pėstininkais. Dauguma kasa apkasus, gal ne fikstvingai ten su sparnais taip toliau, bet dauguma turi suprasti, kaip tą apkasėlį išsikasti. Kiekvienas karys yra pėstininkas. Tad mokinimasis, aš vėlgi galiu pasakyti tik iš savo labai subjektyvios nuomonės, labai mažam rate, nes teko susidurti su beproto profesionaliais, greitai mokinančiais šitais padaliniais ir taip toliau. Mūsų kryptim labai nusivylę, nelabai norėjo mokintis. Buvo taip, kad atvažiuoji iš pusės metų užduoties ir tavo dronų komanda išardo, nors tu buvai praktiškai rašiai pastoviai įrodymai, užfiksuoti įrodymai, sakykime, priešo sunaikinimo, tai taip toliau, apsunkinimo jo gyvenimo. Ir išardo visą komandą ir padalina kiekvieną komandą po drono operatorių. Bet tas taip nedirba, efektyviai ir ilgai ir taip toliau. Ir išardė grinai, tad nesuprantu, po 3 metų norėjo tokius dalykus daryti. Tad toks įdomus, aš manau, problema yra tame, kad jie jaučiasi, kad jie visi labai gerai viską žino. Ir tas dažniausiai, kur žūna patyrę kariai, yra per didelis pasitikėjimas savimi. Suvokimas aplinkos, kaip vyksta dalykai, labai yra svarbu, įsijungti labai yra svarbu ir per didelis pasitikėjimas. Mano pirmos 2 komandos grinai per tą tokį NATO, mes einame, mes tikim, viskas bus gerai, išeina į pozicijas, juos aptinka ir pasirodo
padalinys, kuris turėtų juos dengti minosvaidžių ugnimi, neturi minų paskutinės 2 dienas. Mes tą sužinom tuo metu, kai jau mūsų žmonės yra engage ir jau tankais uždarinėja išėjimo kelią. Tad yra tokių niuansų. Nenuvertink priešą ir nepervertink savęs. Taip, nes tas, sakau, 2 komandos, mes iš jų išėjom su kolega, sakom, mes jūs mylim, jūs labai profesionalūs kariai, bet yra problema, jog su jūsų mąstymu jūs tikriausiai žūsit. Ir dėja taip ir buvo. Pas mus buvo svečiuose iš Azovo kovotojai, kur Azovo irgi iš nelaisvės prieš pusę metų paleisti, mažiau gal netgi negu prieš pusę metų. Tai irgi pasakojo, kad, pavyzdžiui, priešo pusėje, tai rusų pusėje, labai skirtinga tu gali priešą sutikti. Gali būti labai protingas, labai turintis patirties, kovinis, o gali būti ten irgi kažkokie, žinai, separų vos ne vienetai. Tai kokia tavo, iš priešo pusės? Ar jūs kažkaip pastebėdavot, kad ten vis tiek jūs žinodavot, koks priešo vienetai yra prieš jūs? Ir yra tas skirtumas, kad skirtingi jie. Labai, labai didelis. Kaip ir sakiau, 72 metrai iki priešo pozicijų. Ateinam ir ten hardcore'as, lūpa dieną, naktį, viskas, kas įmanoma, neįmanoma, eina drąsus tokie. Ir po to porą dienų tyliai. Labai tyliai. Ir mes nesuprantam. Ir po to kažkaip ėjo sužinoti, jog pasikeitė kiti žmonės, gal atsargesni, gal ką. Tad kaip ir Ukrainoje yra kaip diena ir naktis, kartais pasijungi ir viena mums patiko labai komanda, su kuria dirbom, jų vadas buvo žvalgybininkas, kuris po visą pasaulį dirba privačioje apsaugoje, taip toliau, kontraktininkas ir pasimastysena buvo visai kita ir Hebra turėjo geriausią aprūpinimą, turėjo mašinas, turėjo infraredų kameras, šiluminės kameras ir mes galvyčių neiškišom, pas mus kameros. Termovizorius. Pirmai pilnai dengia mūsų pozicijos, galvytės nereikia iškišti, nebent jau reikia dirbti. Ir jis visai kitoks. Bet toliau tas visas jų struktūra visai kitaip dirbo. Tik tai jie patys sako, o pas mus mašiną išdavė, užpylė kūrų, davė šovinių neribotai, sprogmenų kiek nori, nelimituotas aprūpinimas. Nors kiti visi, kurie ne jam priklausė, ne žvalgybos daliai, visai kitaip buvo aprūpinti. Tas skirtumas gali netgi būti, sakau, tam pačiame skadronė, būrė labai didelis, kai diena ir naktis. Galbūt viena komanda, sakykime, pas mus sudaryta iš kolumbiečių, o kita iš anglakalbių. Ir skirtumas tarp jų performanso gali būti kaip diena ir naktis. Stiprybės, minusai, suvokimas, taip toliau, sakykime, kas iš NATO pusės labai gerai suprantam, daugiau negu bazė, ginkluotės valdymą, taip toliau, anglakalbiai, ypač amerikiečiai labai gerai, ten lavai, džiavelinai, taip toliau, jie jau suvokia žymiai daugiau negu mes pagrindė ten kas ant žemės. Tad yra tų labai skirtinga viskas, labai. Ką tu tokio pamatėjai Ukrainoje, ko tu net neįsivaizdavai prieš, čia galbūt reikėjo pradžioje šitą klausimą užduoti, bet aš užduodu jį pabaigoje, kas tave labiausiai nustebino? Labiausiai, aš tiek metų turėjau 3 dalykai. Gerai, pradėkim nuo vieno, paskui žiūrėsim. Aš įvaizdį buvau iki tai turėjęs ir Afrikoje, aš galvojau, efektyvus karys turi būti toks žiauresnis, gudresnis, taip toliau, ten yra mažiau tos garbės, daugiau efektyvumo atžvilgių, turi žmogus būti kitoks biškai, kad efektyviai. Mažiau show force to. Jo, daugiau darbo padaryti tyliai kaip dagiliai, tad mane nustebino, pakeitė mano mąstyseną, kaip atrodo tas karys, kuris ilgai gali savo darbą atlikti efektyviai, sunkų darbą. Buvo pas mus statybininkas, kuris 3 metus tranšėjosi, kalėsi be karinės patirties, 3 metai vyras taškėsi kaip liūtas. Aš net pavydžiu, ant kiek jis drąsus ir efektyvus buvo statybininkas. O buvo atvažiavo mūsų antras vadas, 20 metų, grinai solidžios, kovinės patirties, majoras, iš Amerikos snaiperis, Rikonas ir taip toliau, visą komandą paguldė su savim. Ir tas suvokimas, išžiūrėjimas, šitas vakarys gerai kariautų. Visiškai aš praradau pasitikėjimą, koks žmogus kaip galėtų performinti tokiom sunkiom karo sąlygom, nes šitas karas mano individualiu mąstymu, subjektyviu, tokio karo nėra žmonija mačiusi, tokio maštabinio, sako, antras pasaulinis, taip toliau, bet sakau, tu dabar įsivaizduoji, jeigu kiek yra būdų nukauti savo, kaip sakyti, priešininką. Tiesiog
Tai yra nepribojami visokie taktikos, taip toliau, kaip kažką išvilioti, su kažkokiu dronu numesti tą tokį netikrą sprogdiklį ar vieną granatą, kad jos išvilioti, jis išvilioja, galvoja laisvas taikinys, o ten jau ruošiam FPV-škės, ruošiam padėgymus. Ten tiesiog neribotas kreatyvas, kiek yra būdų, kaip galima sunaikinti priešo jėgą ir taip toliau, apsunkinti bent jau jų gyvenimą. Tad aš neįsivaizduoju, koks dar karas toks maštabinis būtų, kiek visko yra įvelta ir kiek galima viską taip susukti, kad žmogus nesitikėtų ir prigautum, žinai, jį. Bet va tos tavo 2 pavyzdžius, kuriuos tu pateikai dabar, tai aš manau, kad tada turbūt psichologija daug duoda, ne, šitam momente, va, netgi šitam pavyzdį tavo. Ką tu gali, iš tikrųjų, aš neslėpsiu nuo žiūrovų, žinau, kad tu medituoji, žinau, kad, tu turi savo procedūrą, savo tradicijas. Kaip tu apibūdintum tą psichologinį momentą visam šitam, kiek jis svarbus, reikalingas, nereikalingas, keičiantis kažką? Psichologinė dalis yra pati svarbiausia. Turi, aš manau, būti kažkoks tai toks vos ne nuo gimimo kažkoks ūpas link karybos, tam tikro tipo karybos, nes pas mus dažniausiai žmonių, kurie efektyviai daro darbą, jie tokie biški nepaklusnus, tokie think out, galvoja kitai biški. Tad psichologinis parengimas yra pats svarbiausias, ant psichologinio parengimo, prižiūrėjimo ir taip toliau reikia labai daug jėgų skirti, nes karas nėra malonus dalykas, nebent tu turi kažkokių tai sutrikimų psichologinių ir tu sakai, aš tenai nužudau taip toliau, nebent psichopatas, sociopatas arba pas tave kažkoks sutrikimas rimtas. Aš nežinau nei vieno žmogaus, kuris ėjo tranšėjas ir atsiprašant šaudėsi ir ne vieną operaciją atlikęs, kad tai ir sakytų, čia kaip lengva, kaip ką, nes prasideda visokios priklausomybės ir taip toliau, žmonės kažkaip bando kaupinti su tuo ir psichologija yra viskas, gali turėti patį stipriausią vyrą, pas mus buvo vienas kulkosvaidininkas, ir ką jis ten ir pienio neužbaigęs pabėgo, nes jam psichologiškai negalėjo atlaikyti, tad psichologinis paruošimas yra vienas tikrai svarbiausių. Tai kaip tu pats psichologiškai, nes tu kare nuo, kaip ir sakei, 13 dieną prisijungi, 14? 13 įvažiavau į šalis, jo, 13 dieną 3 mėnesio ir 17 išėjom į pirmą užduotį, tad užduočių labai daug. Tai virš 3 metų, 3,5 metų. Jo, sunku, aš esu 2 kartus nutraukęs kontraktą. Sunku labai netgi, aš net nelabai atsigavęs, šitos dabar susitikimai, taip toliau, tai aš jau juos taip per prievartą save spaudžiu. Aš tiesiog daugiau introvertas toks. Labai sunku, reikia daug laiko atsigauti, netgi žmona primena, sako, tau reikia kaip minimum 1-2 atsigauti, tada jau bus lengviau, bet be gero poilsio, tai čia yra praktiškai beprotnamis, labai sunku. Tad psichologai, šeimos psichologas, individualūs psichologai, preparatų visokių testavimas labai labai atsargus taip toliau, nes labai lengva yra nuslysti žmonėm ir priklausomybės įgyti. Kokį dar antrą? Kas tave nustebino dar? Aš nelabai didelis ten tikėtojas, kaip pasakyti, destiny. Likimu? Likimu. Arba dievų? Taip. Tačiau teko labai daug kartų susidurti, nesuskaičiuojama man pačiam, neišeiti į užduotį ir mano vietoj žmogus miršta pirmus 100 metrų įėjęs. Ir, sakykime, priešas buvo 2 mėnesius, mes vadinom jį šokėju ir jo poziciją mes naudojom viską, kas įmanoma, prišaudimas visų minosvaidžių, taip toliau, jau sakai pavadinimą ir jau žino, kur minosvaidininkai pradės prišaudinėti savo minosvaidžius, taip toliau, testuoti FPV-škės, testuoti zbrosus ir 2 mėnesius nieks nesugebėjo jo ir jis nelabai slapstis, jis išeina, kulokų pamosuoja ir toliau atsišaudo taip toliau ir nesupranti, kaip jis tiek daug išgyveno, o kiti taip bėgo ir kaip tik ir užbėgo, kur mina nusileido. Tad tas toks, jeigu lemta, tai lemta, kaip ir atrodo, tačiau aš vis tiek prisilaikau to, kad mano įgūdžiai ir taip toliau yra be galo svarbus, suvokimas, kaip tas karas vyksta, pozicijos, taip toliau, visas pagrindas. Svarbu žinoti, bet suprasti, kad jau būna ateina laikas ir nieko su tuo nepadarysi, kas taip įdomiai. Tai žodžiu, yra vis tiek tas sėkmės faktorius kažkoks. Labai didelis, teko labai daug tai matyti ir pačiam susidurti. Nes gali būti, kad ir koks kietas ir gerą treningą turintis karys, bet, taip aplinkybė susidės, kad, jisai ir
Dėja, kaip tik ir dažniausiai ir žūna tie drąsesni, taip toliau, visi, kas iš mano pažįstamų žuvė, yra draugų artimų, taip toliau. Praktiškai visi tie kaip broliai, tokie džentelmenai, profesionalai, tokie ir kartu džentelmenai, toks idealus kario tas toks įvaizdis, ne pavyzdys ir jie kaip tik tokie, kurie daugiausiai žūna. Sakykime, mūsų tie, kas pradėjo Ukrainoje nuo pirmų dienų, tai tu tos tokios pirmos bangos, tai praktiškai vienos rankos pirštų galėtum suskaičiuoti ir ukrainiečių gretose, ir užsieniečių gretose. Kaip tu gyveni su tuo, kad tiek daug draugų tu esi netekęs? Čia toks provokuojantis, nežinau, man toks emociškai, gal aš čia klausiu daugiau. Aš supratau klausimą. Negali pamiršti su tais draugais, su kuriais apkasuose mėnesį sėdėjai taip toliau ir jų nebėra dėl ypač kažkieno klaidos, ne klaidos, o neprofesionalumo. Va tas daugiausiai pyktis toks. Aš tarnybą nesenai užbaigęs, pas mus dažniausiai pagal psichologiją, kaip ir labai yra stadijos, net kaip man psichologija aiškino, jog kaip ten pas mus yra denialai, taip toliau yra tie, ir aš dar nedėjau. Aš dar nedėjau iki pirmos suvokimo, kad aš jau nebesirandu struktūrose, nes aš vis dar hebrai maksimaliai padedu, kam ten su mašina, kam su sausais daviniais, aš vis dar esu labai įsivėlęs į tą ir aš manau, iki manęs dar nedaėjo, nes kol darbą dirbi, tu susikoncentruoji ir kaip viskas gale randasi, tu kažkaip tai ir apie tai per daug negalvoji, apgalvoji, vyksta vis tiek procesai, galvoji, kas darosi, kaip tu jautiesi, apie tai savianalizė, taip toliau, čia visą tą reikia pastoviai stebėti, kad tai neužkluptų tavęs nepasiruošusio ir, kaip ir sakiau, neprasidėtų kažkokios tai elgsena, kuri yra nepriimtina, pavojinga, nekontroliuojama, taip toliau, bet pas mane, sakau, virš 10 metų domėjausi psichologiją, taip toliau, universitetą jau studijuoti psichologiją, taip toliau, tad tas toks man patinka, kaip aš vadinau, peaceful warrior approachas, kad žmogus ir turi tą tokią vidinę, Japonijos samurajų, tokių visokių filosofijos man labai įdomios, aš jas biški gilinuosi, padeda rasti tos tokios stiprybės, nes sunku, verkti noris kartais, kaip yra sunku ir reikia ieškoti tų vidinių tokių stiprybių, taip toliau, testuoti su visokiais dalykais, taip toliau, mityba, sportas. Kartais aš toks jaučiuosi labai piktas, nervas, negaliu kažkoks. Einu ir aš žinau, kad tą kartą išeisiu, padarysiu treniruotę daugiau tokią agresyvę, sprogstamą, taip toliau. Tas visas pastoja reikia save labai prižiūrėti, labai stipriai prižiūrėti, nes labai greitai gali nusirysti. Mes suprantam, kad reikia remti, bet kiek tai padeda kariui? Ar tikrai viskas, kas ateina iš paramos, yra naudinga? Apie tą paramos failą tokį labiau gal praplės. Labai platus, bet be paramos neprokur. Praktiškai aš buvau aprengtas, apginkluotas, iki taikiklių, naktinio matymo prietaisų, kūras, taip toliau. Viskas yra savanorių pagalba. Viskas savanorių. Būna pas mus visai nesenai kūro nebuvo netgi važiuoti iki mokymo centro ir po mokymo centro mus iškart siuntė į ilgąją misiją 6 mėnesių. Sako, patys turėsit užsipilti kūro. Tai viskas be paramos. Grinai Ukrainos karas laikosi paramos dėka. Neduok Dieve, tikrai Lietuvoje nebus karo, bet neduok Dieve, jeigu kažkas būtų tokio, tai parama žmonių, kitų struktūrų, taip toliau karių yra neišvengiamas. Karys negali laikytis be paramos. Žmonių, policijos, gaisrininkų, taip toliau, jis yra pilnai priklausomas nuo žmonių paramos. O jūsų vienetas, aš tave dabar tempiu už liežuvį, kad tu pareklamuotum mus, nes mes girdėjome irgi jūsų komandas. Jūs gavo džipus, ten dirbot, tai kiek tas netgi paprasto žmogaus tas euras paukotas, kiek jisai, čia to biški reklama mūsų žiūrovams, nutraukė, bet mes, mes Dariau komandą, Dariaus ir kitus tenais lietuvius, kaip Lock and Loaded organizacija, mes bandom būtent remti tautiečius, lietuvius, kurie kariauja. Tai padėjo mūsų parama. Duok išsiplėsiu tada. Gerai. Sakykime, buvo kaip tik radaram rinkta piniga, žinok, neatsiminsiu kuriais metais. 22-23. Ir po radaro mes darėm vidiką, surinkom mums labai daug pinigėlių, gavosi, nupirkom 2 mašinas, Hiluxą ir Jeepą. Ir Jeepas iki dabar tarnauja. Jeepas įvykdė nežmonišką skaičių užduočių, nežmonišką skaičių, nes
Toliau jūsų paramos dėka ir tam tikrų kitų organizacijų man pavyko jį taisyti, restauruoti, greičių dėžės, taip toliau. Bumperiai gal 3 kartus buvo nunešti, padangos pramuštos, taip toliau. Ir dėja, tas džipas nėra pats patogiausias, nes talpa ir su naktinio matymo prietaisai stogas yra žemokas, bet tai patikimiausia mašina, su kuria galim dažniausiai davažiuoti ir išvažiuoti iš pozicijų, nebijoti, kad užstriksim vidury kelio, nes 4 pavara neįsijungia ir mašina pradeda praradinėti greitį. Tad jūsų dėka dirbom ir daug labai darbo yra atlikta, be kurio neprokur. Dėja, visų mūsų žiūrovų dėka, nes aukoja visi. Ir tikrai norim padėkoti ir paraginti, čia toks lyrinis nukrypimas, kad nenustokim aukoti kariaujantiem Ukrainoje už Ukrainos laisvę. Nu gerai, ir pereikim prie trečio. Dar kokį nors turi vieną, kas tave nustebino iš geros, blogos pusės. Tokie klausimai sudėtingi, bet aš jau kaip tik aš galvojau, ką tokio pridėti. Tikriausiai žmogaus mentalitetas mane labai stipriai nustebino. Kai žmonės, kaip ir sakiau, per daug nosytę pakelia, tas kainuoja labai daug žmonių gyvybių, resursų, taip toliau. Aš neminėsiu tam tikrų didelių Ukrainos operacijų ar keitimo armijos vadų, iš NATO vado keisti kažkokį visai kitokio pobūdžio vadą. Tu kalbė apie Zalužno pakeitimą Sirskiu. Galimai, visko gali būti. Ir mane labai nustebino ta mąstysena, kai, sakykime, kaip Izraelio masto, visa karinė struktūra, civiliai, taip toliau, kaip tas visas kartu dirba, visas tas mechanizmas ir kaip ten dirba, ant kiek yra didelis skirtumas ir ant kiek yra tiesiog ta visa mašina, ant kiek jį gali skirtis. Va tas labai stipriai mane nustebino, tikrai. Ir tu galvoji, sakykime, aš dabar žiūriu darbus, tikriausiai eisiu kryptimi profesionaliam lygyje mokymai apie dronus, taip toliau, ne Lietuvoje, nes Lietuvoje užtenka specialistų, aš pastebėjau, yra ne vienos grupės, kurios užsiima mokymais ir suvokiu, kad kai pradėjom tyrinėtis tuos, kur poreikis yra, kur yra motyvacija, mokinti, suvokti, kaip tie išgyvena dronai, kaip jie operuoja, kaip pozicijos yra sudaromos, taip toliau, kaip yra darbas padaromas maksimaliai ir efektyviai. Ir aš suprantu, kad nežinau, kurioje šalyje pas mane užsibaigs darbas, nes mentalitetai labai skiriasi ir labai stebina. Kaip ir logiškai galvojant, iš mano pusės, vėl subjektyvi nuomonė, jog turėtų mokintis, yra karo laukas, yra pakankamai informacijos prieinamos, jeigu jie nėra prieinama, yra nuperkama. Sakykime, mano atžvilgiu, jeigu aš einu tą linkme, pas mane yra komandos, kurios profesionaliai šiuo metu randasi kariauja, kurias aš asmeniškai žinau, ir aš iš jų galiu pirkti tą informaciją. Žmonės nesėdės, mane darys briefingą už ačiū. Ir jiem gali mane updeitinti, kas darosi su FPV-škiam, kas darosi taip toliau. Aš tą linkme žiūrėjau ir man asmeniškai tai atrodo logiška. Jeigu nori gauti informacijos kokybiškos, dėja reikia kažkaip tai žinoti, iš ko ją gauti ir kaip ją gauti kokybiškai. Bet žiūri tam tikrus sprendimus įvairiose šalyse, nepaminėsiu, ir jie kažkaip mes patys susitvarkysim, mes geriau žinom, o ką jūs mus pamokinsit. Ir aš tokių žmonių prisižiūrėjau, kurie labai gerai žūsta taip mąstydami Ukrainos laukuose, miestuose ir taip toliau. Supratau. Gerai, tai šia liūdna gaida. Ne, iš tikrųjų dariau... Galima pozityviau. Gerai, prašau. Tai va, karas nėra tai baisu. Kaip sakiau, mes Bachmute bėgiojam, mus kaip ir tankas bando pasiekti, ant šansų nelabai buvo, atsimenu, ir eina savo dėdukas ir žiūri mus kaip kvailelius, kol mes judu dengiu, taip toliau, žinai, taktikos, kiek kartų teko, žinai, taip bėgioti, slapstytis, ten, tai žmonės savo vaikšto, nosį krapštosi. Civiliai. Va, būtent Bachmute iki paskutinės dienos dirbo šitas turgus. Iki paskutinės dienos. Dar yra miestai, kur yra visiškai dabar prie fronto linijos, toliau veikia šašlykinės, veikia parduotuvės, taip toliau, tad žmonės yra labai gajus, tas toks pavojus taip yra didelis, bet jis ne ant tiek. Ar tu radėsi strateginiai lokacijų ir taip toliau, tos aplinkybės, nėra ant tiek baisu. Ir kad priešas link mūsų eitų, aš abejoju. Bet geriau pasiruošti ir nepanaudoti, negu būti nepasiruošusiam. Tikrai. Gerai, ačiū tau labai, Dariau, už apsilankymą. Tai buvo prašom, malonus pokalbis.
Tai ačiū labai mūsų žiūrėjusiam žiūrovam, su jumis buvo aš Albinas Sinevičius ir tai buvo Lock and Loaded patrulio bazė. Iki kitų laidų.